Labas visoms! O taip, mes ir vėl susitinkame balkone, kaip ir praėjusius kartus, ir man čia tikrai labai patinka ir labai jauku. Tai kad kuo aš ilgiau sėdžiu prie šito lango ir matau, kaip sninga ir lyja ir jau yra kovo berods kelinta šiandiena, man atrodo 6 diena. Tai manęs nedžiugina to, kad pavasaris vis dar neateina, bet su didžiausiu džiaugsmu aš tikrai ir jums sakau ir savo pačiai noriu priminti, kad šią savaitę baigiu mokslus ir taipogi norėčiau viską per šias ateinančias dienas užbaigti su vasario mėnesiu. Apie kągi aš kalbu, tai yra mėnesio pabaigtukai ir mano mėnesio patys mėgstamiausi produktai ir tie 5 produktai, kuriuos aš tikrai siūlyčiau nekreipti dėmesio. Šiandien turiu maišą, tai žinoma, kad mes kalbėsim apie tai, ką aš pabaigiau ir be jokios režisūros ar panašiai, tiesiog traukti iš maišelio tai, kas bus po ranka, nes tiesiog nesinori man visko čia planuoti ir taip toliau, nors atsipalaiduoti ir su jumis lengvai pasikalbėti. Taigi, ant pat viršaus pas mane yra jau tuščias buteliukas dušo želė iš Avon. Labai iš tiesų tokia prabangi, ypatingai buvo kaina nemaža, berods 15 eurų ir tikrai tikėjausi už tokią kainą kažko tais ypatingo. Bet mane iš tiesų nuliūdino. Visos Avono dušo želės man tikrai sausina odą, kas man labai nepatinka. Ir šios aš pusę perpiliau į savo skysto muilo dozatorius, tad rankas tikrai aš labai dažnai plaudavau su būtent šią dušo želę. Ir galiu pastebėti, jog mano oda labai akivaizdžiai išsausėjo taip, kad kiekvieną vakarą aš tikrai negailestingai jas turiu tepti storu kremo sluoksniu, jog jos kažkiek bent atsigautų. Pats pateikimas buvo žavingas, buteliukas tvirtas, konsistencija tokia auksinė ir su daug žėrinčių dalelių, kas, žinot, man blizgantis dalykai šiaip patinka, bet antrą kartą aš tikrai nekartočiau vien dėl to, kad tiek po maudynių oda jausdos tikrai tempia ir niekada jau nebegali apsieiti be kūno kremo ar sviesto, tai taipogi ir atsižvelgiant į mano rankas, tai manau, jog yra kur kas geresnių alternatyvų. Sekančią turiu dėžutę tuščią jau iš Palette plaukų dažai, spalva ir numeris yra 750, šokoladinė ruda ir galiu juos tiktais pagirti, kadangi visuomet duoda gerą rezultatą ir atspalvis iš tiesų yra labai toksai šiltas, mielas ir netgi suteikia tokio raudonų kažkokių tais atspalvių, kurie tikrai labai įdomiai prieš šviesą atrodo ir už ką aš noriu juos tikrai pagirti, tai yra tas, kad aš juos naudojau netgi 2 kartams būtent šaknims padengti ir už tai, kad aš praeitą savaitę dažiau šaknis šiais dažais ir padengiau savo viršugalvį ir norėjau kažką daryti ir po valandos atsiminiau, kad o dieve, taigi aš dažau plaukus ir galvojau tikrai, kad veidrodyje išvysiu juodą spalvą, bet to nebuvo ir atsiplovus gavosi, tiesiog išsiplovus galvą, gavosi lygiai toksai pats rezultatas, kaip laikant nurodytą laiką. Tai yra tikrai išskirtinis dalykas, kuomet ruda spalva netampa juoda ir tai tikrai mane labai džiugina ir manau, kaina tikrai yra prieinama kiekvienai ir tikrai antrą kartą aš juos drąsiai pirkčiau. Tuomet turiu muilą iš DAF ir šis yra su šveičiančiomis dalelėmis. Šiaip man patiko, bet aš galiu pasakyti taip, kad aš nesu tas žmogus, kuris rinktųsi naudoti muilus būtent rankų plovimui ar juo labiau kūnai. Tiesiog galbūt tai yra manyje įsišaknyje, kad muilas labai išsausins, bet tos, kurios ieškote tikrai gero muilo ar kažkokio tai prausiklio jūsų šepetėliams, tai šis labai fainas. Kadangi čia yra, įsivaizduokim, kad aš turiu muilą ir jame yra daug tokių mėlynų tokių šveičiančių grūdelių ir kai tu teptuką taip teplioji, atrodo iššveičia kažkiek ir padeda greičiau pašalinti visus dažus ar taip toliau. Tai tikrai labai patiko ir vien dėl to aš manau, kad antrą kartą nusipirkčiau vien dėl šios paskirties ir kaip ir sakiau, aš nesu pakankamai kompetentinga pasakyti, ar šis muilas tinkamas būtent kūno prausimui arba rankų. Tai tiesiog, manau, viską išsiaiškinom, galime keliauti toliau. Aš nepasakiau, jog šiame maiše yra dar ir kelios priemonės, kurių aš nebaigiau naudoti, bet aš jas tiesiog atiduosiu savo draugiams arba kam nors, nes tiesiog man jų nebereikia arba jos galbūt ras kažkur panaudoti ir tai nebūtinai reiškia, kad priemonė yra bloga. Pavyzdžiui, turiu iš Catrice šešėlių paletę Sand Nudes ir man šiaip patiko kasdienai
tikrai neblogas variantas, tačiau pigmentacija nepasižymi ir žinau, kad dabar jau kai kurios prie ekrano, tai kas čia per nesąmonė, kaip jinai gali būti gera, bet esmė ta, kad aš iš ryto atsikeliu ir galvoju, kad laiko mes tikrai neturime daug, kad viską ten taip jau stengtis ir sklaidyti, bet tiesiog kartais norisi pasidengti lengvai judrųjį akies voką tam tikrą spalvą, tai man visai patiko, tačiau vakarinio makiažo tikrai su šia palete nekurčiau, tai manau, kad atiduosiu tam, kas nori taip pat dieninį makiažą pasigražinti ar šiek tiek suteikti šiokį tokį akcentą, bet antrą kartą nemanau, kad pirkčiau, nes jau dabar norisi man tikrai investuoti ant tokių kokybiškų priemonių, kurios jau būtų labai pigmentuotas ir efektyvios. Turiu veido kaukę iš Mitomo, visai neseniai ją aprašiau savo tinklalapyje ir galiu pasakyti, jog ji man labai patiko. Mano oda kartais ima šėlti ir pavyzdžiui buvau viename renginyje neseniai ir mano oda tikrai nuo ten esančio kondicionieriaus labai išsausėjo ir pradėjo, nežinau, visa šėlioti kaip nežinau kas, tai supratau, jog reikės kažko tai efektyvaus drėkinančio, kad man padėtų atstatyti visą tą mano balansą. Tai ši Mitomo kaukė patiko ir manau, kad pažintis pirmoji būtent su šia kompanija, ji buvo gera, tad antrą kartą, manau, tikrai kartočiau ir bandyčiau netgi ir kitokią. Tuomet turiu dušo želę dar vieną iš Farcom, tai yra su granatais, labai tobulas kvapas, nu žiauriai patiko. Aš jums dabar, kadangi video metu galiu taip detaliau truputėlį papasakot apie tą pojūtį, man taip patiko kvapas, kad žinot, užsidedi ant tos kempinės ir kaip per kokią reklamą spaudi tą kempinę ir tos visos putos nubėga per tai, tas kvapas taip tiesiog tave ramina ir dar kažkaip labai patiko ir svarbiausia, ji nesausino. Man bet vien dėl to labai patiko ir tikrai drąsiai kartočiau. Ir taipogi Farcom buvo vėlgi viena tų įmonių, kurios aš nelabai žinau ir nepažinau, tai irgi pirmas įspūdis tikrai buvo vertas dėmesio. Tuomet turiu produktą, kurį aš atiduosiu ir tai jis pas mane yra jau aš nežinau kokius vos negreitai bus metai ir ne, mažiau nei metai. Ir aš taip ir nesupratau, kokia jo realiai yra paskirtis ir kam aš galėčiau atiduoti, nes man iš tiesų nepatiko. Tai yra serumas, kuris tikrai labai fainą odą padaro. Jis toks skalsus, labai skystas, greitai susigeria, kvapas šiek tiek jaučiasi alkoholio natos, bet man nepatiko tai, jog jo sudėtyje yra alkoholio, kuris tikrai sausina odą. Mes žinome, kad nei riebios, nei sausos, nei dar kažkokios odos mes negalime sausinti, mes ją privalome nuolatos drėkinti. Ir kažkaip su šiuo serumu Lankomo, kaip sakau, man bebūtų gaila, nes kaina yra tikrai nemaža ir produktas yra be galo gerai išreklamuotas, aš jis man visiškai nepasiteisino ir nežinau, tiesiog ar mamai atiduoti ar kažkam, tiesiog noriu, kad visi gautų geriausią rezultatą, bet su šiuo serumu aš nežinau, ar kažkam pavyks gauti gražų veido, nežinau, rezultatą, odą ar kaip be pasakyti. Tuomet keliaukime galbūt prie plaukų priežiūros, nes peržiūrėjau akimis maišelį, ką mes šiandien kalbėsime, tai yra ne viena priemonė. Tai atidavimui taipogi keliauja iš BioVax plaukų kaukės su berods ikrais, jeigu nesumeluosiu. Tai ši kaukė man visiškai nepatiko. Tikrai, aš prieš apžvalgą pateikdama dar pasiskaitinėjau internete kitų merginų aprašymus, tai jom patiko, jom viskas buvo gerai, tačiau man ji nepasiteisino. Mano plaukai netgi geriau atrodė tiesiog perskalavus su mano naudojimai šampūnais ir kondicionierium ir nededančios kaukės, nes plaukai pradėjo veltis, kaip nežinau kas, atrodė netgi šiek tiek sausesni neįprastai, o žinau, kad kaukė tikrai turi suteikti kažkokių tais minimalių stebuklų, bet iš jos aš tikrai nesulaukiau ir tikiuosi, kad jeigu jis man nepasteisino, tai galbūt kažkam pasteisins ir bus atradimas, nes aš jums visuomet kartoju, kad mes esam kiekviena individuali asmenybė ir jeigu man patinka, tai nereiškia, kad jums patiks realiai. Aš tai galiu pasakyti savo tik asmeninę subjektyvę nuomonę, kurią jau galite remtis prieš perkant produktą. Tuomet turiu iš Rimelio maskuoklį Wake Me Up, bet jo Lietuvoje tiesiog nėra ir aš atsisinčiau, man atrodo, iš Look Fantastic ir naudojau irgi berods metus.
Ir taip ir nesupratau, ar jis man patinka ar ne. Tiesą pasakius, tikrai nesuprantu, nes ne vieną kartą esu gavusi pastabą iš savo kursiokių, kuomet aš juo tvarkydavau savo paakius, ar ten tam tikras probleminės vietas. Ir jos man sakydavo, Patricija, ką tu naudoji savo paakiam, kad jie atrodo tokie išsausėję. O realiai tai ši linija yra skirta būtent sausiai odai, tai nežinau. Šiaip maskuoja neblogai visą kitą, bet vėlgi manau, kad rinkoje yra tikrai geresnių produktų ir jo labiau, kad juos lengviau rasti Lietuvoje. Taigi, keliaukime toliau ir matau, jog prieš mane yra uoga mineralinė pudra. Kiek žinau, praeitą video, kai aš išrekomendavau 8 įmonės, kurios man labiausiai patiko, tai uoga gavo Barti. Ir man labai iš tiesų yra apmaudu, čia šiek tiek padiskutuokime, nes man tas video, žinot, kaip buvo, aš žinau, kad truputėlį nukrypau nuo temos, bet man tas video pasirodė toks, kad aš žinau, jog prieš paskelbdama jį aš jau ant savo kaklo užsidėjau kilpą, bet nemaniau, kad jį taip verš. Nemaniau, kad tiek žmonių nepriims kito žmogaus nuomonės ir kito žmogaus džiaugsmo, jeigu jam kažkas nepasisekė. Tai čia man truputėlį kažkaip tais nesaldžiai viskas praėjo, bet galvoju tiek to. Aš priimu jūsų nuomonę, jūsų kritiką, o jūs kažkaip tais pasistengti priimti ir mano. Taigi, uoga mano buvo viena iš tų 8, kur aš tikrai išgyriau ir jį man visuomet pasiteisindavo. Ir ši beri pudra yra viena iš tų labiausiai rekomenduojamų būtent kitiems žmonėm. Bet tai vėlgi yra mano subjektyvi nuomonė ir jūs mane bent kartą išgirskite. Ačiū. Dieve, kokią aš piktą pasidariau. Žodžiu. Tai ši pudra man patiko ir visuomet aš mineralinės pudros rekomenduoju būtent riebiai arba mišriai odai, nes tikrai gražiai dengiasi, neišryškina, jo labiau ir sausiai odai, nes tikrai visos bijo, kad tos pudros matysis ant veido, bet ne velnio. Mineralinės man niekada nesimato, gražiai susilygina, gražiai susigeria ir makiažas išlieka taip pat ilgai. Tai ši man patiko, aš ją naudojau berods tikrai kokius pusę metų, kol aš galų gale ją įveikiau. Tuomet greičiau mes truputėlį kalbėkime ir vienas iš nusivylimų, bet tai vėlgi yra tik tais mano kažkoksai nepasitenkinimas, tai yra iš Vivi rankų kremas espresso ir man nepatiko. Tiesą pasakius, pats kvapas jau, nors aš žinau prieš pirkdama, aš labai dievinu kavą, bet tas pats kvapas man nelabai patiko. Antra, aš jo išmetu daugiau, žinokit, jo iki gal čia yra, panašiai. Žinot, kai būna padedi priemonę ir galvoju, kad jo naudosiu, bet nesinaudoja man niekaip. Aš matau, kad yra kitų rankų kremus, kurio aš labai norėčiau naudoti, o šis yra vieną kartą per mėnesį, gal spusteliu labiau, kad sunaudoti. Tai tikrai manau, kad laikas atsisveikinti, nes nepastebėjau aš kažkokį ypatingo rezultato, ar jo labiau, kad tvarkytų mano sausas rankas. Toks labiau dekoratyvinis, kvapnus kremukas, kuris tiesiog, sakau, nelabai manau, kad vertas mano arba bent jau jūsų dėmesio. Nežinau. Turiu micelinį vandenį iš Noreva ir man labai buvo juokinga, kai aš pati rašiau apžvalgą, nes čia yra berods, aš tikrai bijau sumeluoti koks kiekis, bet paimkime, kad tai yra 100 ml. Jis labai brangus kaip 100 ml, tačiau tai pati kompanija Noreva ir būtent linija Sensidiane man pasirodė vienas iš atradimų, vien dėl to, kad jis tikrai tinka jautriai odai ir mano oda, kuomet aš visai akcentuoju, kad ji yra riebi, buvo labai patenkinta, naudojau aš kartu su drėkinamuoju kremu, tai labai patiko ir tik gaila, kad jisai taip greit išsinaudoja, bet klausimas, ar aš antrą kartą pirkčiau, nes kaina tikrai šiek tiek pasikandžia. Tuomet turiu jau apie jį, aš jau pasakau šiek tiek savo kažkuriame video top 5, ne? Tai Mixa DD kremas, kuris man visiškai labai pasirodė keistas reikalas vien dėl savo spalvos ir aš jam sakau ačiū viso gero, nes gal užimti mano vietą ant kosmetinės šitos lentynėlės, nes tikrai aš jau ne kartą neėmiau naudoti per tiek laiko, kiek aš jį turiu, nes aš nesuprantu, kaip su tokia spalva veido galima vaikščioti. Tuomet turiu šiek tiek mėginukų. Čia ne mėginukas, bet irgi papasakosiu, tai turiu iš L'Occitane, mes ilgai neišsitęskime, čia buvo su migdolų pienu, tai labai patiko, iš tiesų norėčiau aš antrą kartą, arba apskritai turėtų didelę pakuotę, nes labai švelni oda liko. Tuomet turiu dabar padėkit man atsiminti, kokia čia kompanija. Neatsimenu, kokia čia kompanija, tikrai neatsimenu.
aš čia parašysiu kur nors, nes mes čia labai užsitęsim ilgai. Tai ši kaukė man nepatiko. Čia buvo, man atrodo, maitinančioji kaukė, kurios sudėtis man visiškai nepatiko ir aš nesuprantu, kodėl mes gyvendami 21 amžiuje tiek sukišame nereikalingų konservantų, tiek visokių nereikalingų ingredientų į kaukę ir ji mane tiesiog pati atstūmė nuo naudojimo, nors pats rezultatas patiko, tačiau nenorėčiau antrą kartą naudoti. Turiu lūpų kaukę. Tai buvo vienas iš įdomesnių produktų, apie kurį aš pasakau praeitą savaitę iš Botanical Choice. Tai šiaip fainas reikalas, bet galvoju, jog jį labiausiai reikėtų naudoti tuomet, kai yra kažkokia tais problema, arba jūs norite paslepinti būtent savo lūpas, kad jos būtų gražios ir tokios padrėkintos. Tai tikrai efektyviai pasidarbavo ir labai patiko rezultatas. Tai manau, kad su mielu noriu dar kartą naudoti. Turiu iš Rituals, čia pas mane yra, kūno kremas, aš tai galvau kažkaip, kad aš jo dar nepabaigiau ir žodžiu. Labai patiko, tikrai. Aš žinau, kad yra merginų nusiteikusi prieš silikoninės medžiagas, bet man patiko. Aš nepastebėjau kažkokio tais neigiamo ar žalingo efekto, vien tik tais teigiama, ypatingai kvapas ir naudojimas, skalsumas ir visa kita. Tikrai ypač pakuoti. Tikrai, aš nesu tas žmogus toksai labai jau į detalės linkęs, bet pakuotė buvo superinė. Tada mes turime, o Jezus, kokia tu apsitrynus. Taigi, turime iš Schwarzkopf BC plaukų terapija, plaukų kaukė. Tai man nepatiko. Tikrai, kaip ir ta iš BioVax, taip ir ši man tiesiog visiškai nieko gero plaukam nepadarė. Ir vėlgi sakau, tiesiog naudojant įprastas priemonės, man pasirodė, kad su jom yra geriau nei dedant dar tiesiog kaukę. Tiesiog, nepasiteisino ir jokio rezultato ypatingo nepadarė, kad reikėtų mokėti kažkokią tai atitinkamą pinigų sumą. Turiu dar vieną iš Catrice priemonę, tai yra nagų lakas 2 viename, kuris labai patiko. Tikrai, tik labai gaila, kad jisai išdžiuvo ir jau visas toksai tapo, tai tiesiog reikia atsisveikinti, bet labai patiko, tikrai. Greitai džiūdavo ir sulygindavo visą nago plokštę, kadangi jį galima naudoti ir kaip bazę, ir kaip užbaigiamai top coatą vadinamai, tai labai iš tiesų, kaip ir sakau, sulygindavo tą plokštelę, tuomet gražiai aplikuodavosi nagų lakas ir užlakavus ant viršaus mano nagų lakai išlikdavo tikrai ilgiau. Tai labai patiko ir su mielu noru tikrai dar įsigyčiau. Dar viena plaukų kaukė yra iš Wella ir vadinasi ji Oil Reflections. Patiko. Tikrai verta dėmesio ir duodanti gražių rezultatų, plaukai minkštesni, glotnesni ir atrodė tikrai sveikesni. Tai sakau, lyginant su Schwarzkopf, kur mes prieš tai aptarėm, tai nėra ką lyginti. Ir žinokit, dar turiu 2 priemonės ir man jo atrodo viskas. Taigi, turiu populiariąją dantų pastą iš MVA, ar kaip iš tai, tiek sako prastai iš MVA'aus, kaip aš mėgstu tarti, glistero dantų pastą. Tai kai visas pasaulis dėl jų miršta, aš nesuprantu to kampo, kaip pasakyti, dėl ko jis yra vertos savo dėmesio ir tiesiog manau, kad yra vėlgi kur kas efektyvesnių ir geresnių dantų pastų nei ši, nes tiesiog man nepatiko, neliko to tokio ilgai išliekančio gavimo jausmo, išsivalaidantis ir viskas. Tai ne. Ir paskutinioji priemonė, kurią jau tiesiog tiek pagal mano galiojimo laiką, pagal viską jau tiesiog reikia keliauti namo šiukšliadėžę. Tai yra iš Gosh lūpų aliejus. Man labai iš tiesų patiko dėl to, kad aš jį naudodavau kaip lūpų balzamą ir jis suteikdavo labai gražų spindesį. Ir kiek pamenu, jis nelipdavo ant lūpų, toksai nebuvo lipnaus to jausmo ir efektyviai susitvarkydavo su visomis iškilusiamis problemomis. Tai tikrai patiko ir su mielu noru turėčiau vieną arba kitą tokį patį. Tai va, viskai, žinokit, apžvelgėm šitiek daug produktų, tikiuosi, jog mano apžvalgos jums padėjo, o šiandieną noriu jums visoms padėkoti už dėmesį ir viliuosi, jog susimatysime vėliausiai ketvirtadienį, nes man penktadienį yra egzaminas, tai po egzamino, žinot, norėsis tik tais ištiesti kojas ir pasilsėti ir tuomet aptarsime top 5, top 5 ne ir viskas, mūsų vasaris bus užbaigtas. Tai ką sakau, šiandien ačiū dar kartą visoms ir iki pasimatymo.